Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną pirmadienis, kovo 24 diena ir darome dienos analizę. Ką pirmadieninis, marketo pumpas, shortskysas toks gal labiau. Marketas lekia neblogai, turime čia keliais targetus, iki kur galima būtų tikėtis rejectiono, tai realiai būtų šitie 3 high. Po to kitas levelis, kurį žiūrėčiau, būtų šitas vykas. Ir realiai šitas vykas, tai vat šita visa zona, realiai kur tikiuosi rejectiono. Na ir aišku, galėtume staigiai paimti šitos levelius ir vėlgi nusilofinti ir tai kaip ir nieko nesikeistų, vis tiek šita zona būtų ta rejectiono zona, čia tiesiog gavos toks kaip vykas, paimti likvidity. Manau dar per anksti, aišku, marketo stipresniam pumpui. Vėlgi šitas bottomas labai prašosi trečio retesto. Realiai dabar taip žiūrėjau į marketą ir labai prilyginčiau šitą vietą. Vat kažkam šitą mane, tai įvyko kol kas 2 pušai, squeezas, rejectas ir į higher low. Ir vat tas trečias pušas realiai užkonfirmino bottomą ir jau tada prasidėjo uptrendas. Tai tikiuosi kažko panašaus, neaišku, kur šitoj zonai nurejectinsim, bet, tikrai manau dar per anksti. Dar per anksti rimtam raliui, dar nepraėjo pakankamai laiko, tai kažkur, aišku, tikiuosi čia rejectiono į higher low. Na ir tada galima pabiški pradėt buildintis iki highs. Pažiūrėkim kaip visą laiką 8 dienų time frame. Kągi mes čia šiandieną turim. Įsijungsiu toj bensus. Kaip įdomiai sakiau, kad realiai tokie maži lower vykai būna tik uptrendę, Jeigu pažiūrėtumėt, visur čia buvo maži lower vykai. Čia maži lower vykai. Tai gal čia tikrai uptrendo pradžia. Vėlgi man atrodo, kad vis dar per anksti ir tikrai čia turim labai daug resistance'o. Pirmą kartą abejoju, kad mes pro jį prasibrausim ir vėlgi, kaip minėjau, manau, dar reikia dar vieno pušo paretestinti šitą bottomą, tikrai įsitikinti, kad jisai stiprus, kad čia tikrai bottomas ir tada galima pradėti. Vėlgi 5 dienos iki klauso, tai upper vyką jau žvakę normaliai padarė, vėl lipa atgal į bensus, bet vėlgi per 5 dienas, čia visko gali būti. Gali ir subirėti, ir žemiau, ir būti išvis bearish candle. Visko gali būti. Žiūrėsim, dar 5 dienos, dar anksti sakyt. Vėlgi, jeigu užklausinsim, jeigu šita žvakė sugebės susiklausinti vidų bensų, tai tikrai labai geras signalas. Ir realiai tai galėtų tada būti kažkas tokio. Būtų tada gal atmetama galimybė kažkas tokio, kur gan ilgą laiką praleidom žemiau bensų, jeigu sugebėsim šitą žvakę užklausinti vidų bensų. Tada gal čia buvo tik tokia kaip deviacija, kur mes visgi turim range'ą. Toks čia gavosi kaip ir bear trapas. Trumpas kritimas pro range'ą atgal į jį, ir jeigu taip, tai tada aišku tikimės ne naujų highs, tai yra, o pajudėti iki range high. Ir čia tada gavosi kaip deviacija, range'o, tai realiai šitos vietos neturėjo būti. Toks kaip bear trapas. Bet vėlgi tik tuo atveju, jeigu šita žvakė sugebės susiklausinti viduj bensų ir kita irgi. Ir tada realiai kita žvakė turėtų susiklausinti aukščiau šito levelio. Ir tada tikrai, aišku, tikimės, kad pajudėsim iki range high. O ten žiūrėsim, kas bus. Pažiūrėkim į daily time frame. Kaip jau sakiau, vakar minėjau, kad visgi keičiasi tendencija palies bensus padaryti naują low.
Tai palėtėm bensus, sukrytom žemiau jų, dabar vėl pakilom aukščiau jų, čia jau padarėm break of structure, tai realiai čia jau užkonfirmintas bullish structure. Žiūrėsim, iki kur jisai judės. Vėlgi, jau vakar minėjau, kad pirmas bensų flipas žaliai, manau, bus dar per anksti. Tai tikėčiausi labiau tokio kažkokio varianto, ne. Vėlgi, kur flipinam žaliai, tada sukrentam, bet į high ar low. Na ir tada kitas flipas jau prasideda tikras trendas. Pažiūrėkim šiandien į Total Do, nes Marai BTC atsigavęs, pažiūrėkim kaip Total Do laikasi palyginus su BTC. Nu jo, Total Do 8 dienos iki klauso, bensai raudoni. Bus įdomu stebėti iš tikrųjų, kaipgi užsiklausins ir su kokiais bensais. Na, Total Do, aišku, matome relatyviai marketo structure silpniau negu BTC, nes BTC, aišku, jau lypa į bensus ir bensai vis dar žali. Dabar, jeigu taip užsiklausintų žvakę, tai jau būtų raudoni, tai čia jau kaip ir bear marketo teritorija. Na, aišku, make sense, nes galim pažiūrėti, net tarkim, BTC nuo high iki žemiausio taško sukryto 30%, ne? Total Do, tarkim, nuo high iki žemiausio taško sukryto 3%. Etheris nuo high iki žemiausio taško 5%. Solana nuo high iki žemiausio taško 1%. Na tai jo, realiai majorai sukrytę daug rimčiau. Pažiūrim dar kokį random coiną. Ada gal ne. Nėra. Nuo high iki žemiausio taško. Nu jo, altcoinai tai čia realiai tikrai normaliai subirėjo. BTC, aišku, išliko daug stipresnis, dabar lypa atgal į bensus, tai žiūrėsim, kas bus. Total Do kaip daily atrodo. Na irgi, daily atrodo panašiai, irgi, kadangi BTC lydina, Total Do velkas iš paskos, tai irgi realiai pasikeitė tą tendenciją, kur palėtėm bensus, padarėm new low. Iš to, ką matau realiai ant BTC jau new low, nelabai tikiuosi. Nežinau realiai, kas turėtų atsitikti. Manau, jau paradinsim iki resistance, grįšim retestint į high ar low, triple bottomas. Nu, rimtas bottomas čia, manau, gal tampysimės, gal bus dar po to vienas retestas. Ir aišku, tada iki range high. Ir žiūrėsim po to, kas bus. Goldas, ką šiandien veikia, pažiūrim. Nauja vyklė žvakė. Nu, iš vyklė dar nieko naujo nėra ką pasakyti. Aha, Goldas realiai atvirkščiai juda su krypto, tai BTC vakar šiandien pumpavo, Goldas, ne, čia buvo penktadieninė žvakė, tai šiandien tada BTC lekia, Goldas krenta. Ir vėlgi, manau, bensus tikrai Goldas palies, po to, kas bus, neaišku. Žiūrėsim, na vėlgi jau esu ne kartą minėjęs tą tendenciją, kad kai Goldas konsoliduojasi, BTC lekia, kai BTC konsoliduojasi, Goldas lekia, tai vis dar turim realiai Goldo lėkimą ir BTC konsolidaciją, tai dar sunku kažką sakyti. Reikia laukti vėlgi šitas levelis ant Goldo, ant vyklį. Pagrindinis levelis, kurį, nu, jau jeigu pamesim, tai manau, Goldas tikrai topas, kurį laiką underperformances. Juos 500. Ką šiandien veikia? Nu, irgi matom, stiprus pumpas.
Ar bus kažkas tokio? Vėlgi nemanau. Kažkaip nedrįščiau manyti. Nu gal, aišku, sunku sakyti, ne, tai tarkim reikia palaukti tiesiog porą savaičių. Jeigu šita žvakė sugebės susiklausinti prie bensų, kita virš bensų ir dar trečia vėl lyps aukščiau, nu tai jo. Tai čia gan nesunku, ne, tada bus tikėtis kažko tokio ir aišku, jeigu padarysim new high, tai niek nesikeičia, toliau čia viskas lekia. O jeigu nesugebėsim prasimušt pro bensus, rejectinsim ir atrodys kažkaip taip, na tai aišku tikimės tada kažko tokio. Na vėlgi, čia ne vienam video šitą kartojau, tai per daug neužsistovėsiu. Realiai irgi panašus čartas kaip BTC. Aišku, pirmas iki Total 2 sugebėjo lypti bensus per šį downtrendą. Tai žiūrėsim, manau irgi dar kažkokio retesto čia reikės. Ir jeigu bullish, na ir tada aišku new highs visą laiką. Jos indeksas 500 užprogramuotas kilti viršų. Tai nieko nuostabaus, ne. Nežinau, kas turi būti, kad jisai pradėtų į kažkokį kitą pusę eiti, o ne į viršų. Galim pažiūrėti čartą, nu forever kylantis čartas, kol yra ekonomika, pinigų printinimo, tol aišku, šitas čartas kils į viršų, taip pat kaip ir BTC, taip pat kaip goldas. Pažiūrėkim BTC mažesniam time frame dar kartą. Kokius ten levelius galima išvelgti. Nu vėlgi, nefeidinčiau aišku šito judesio, tai tikrai dabar nešortinčiau ir geriausia būtų palaukti market structure breako, kuris kol kas būtų čia. Štom 7K. Tai palaukti market structure breako, palaukti kažkokio tai retesto. Palaukti bensui, kad pradėtų bent jau taip eiti. Aišku, kai jie pilnai flipins raudonai, jau čia tas judesys jau bus normaliai čia marketas subirėjęs. Tai, na geriausia dabar shortint, laukti market structure breako ir aišku, čia tas structure dar gali keistis, jeigu aukščiau kils. Bet vat šiam momentui kaip yra, tai market structure breakas tada kažkoks bus toks kaip dead cat bounce'as, ne? Ir nu ant to dead cat bounce'o galima visai neblogai betinti, kad topas kažkur pasidėt stop lossą, kokybiškiau. Na ir aišku, tikimės tada viso retracemento šitą pilnai. Nes vėlgi sakau, kažkada turi būti dar tas vienas testas šitų laus. Vėlgi nebūtinai, aišku, tiesia linija, čia gali būti va taip kažkaip, gal labiau, ne, nu, daug sunkiau negu visi tikisi. Bet jo, nu, tiesiog reziumuojant, kol kas nereiktų skubėti shortinti, tai kai taip kyla marketas ir trendas į viršų, tokie platus bensai rečiantis į viršų, tai trendas stiprus, reikia palaukti, kol pradės po biškį rėstis taip, ir jeigu mes turim V, tai reiktų palaukti, kol būsim šitoj V daly ir kai marketas pradės kristi, tada aišku galima pradėti shortinti. Dviejų dienų time frame'as. Na irgi turėjom, čia jau buvo aišku early signalas, kad kažkas keičiasi, tai per visą šitą downtrendą pirmą žvakę užklausinta viduj bensų ir dabar jau lypam gerokai juos. Vėlgi, pagal mano spoto strategiją, tai kai šitie bensai flipinsi žaliai, bus mano spot purchase toliau į begą, tai pirksiu toliau į spotą BTC, aišku, duosiu apie tai ir jums žinot. Ir jo, laukiam, žiūrim, neskubam. Vėlgi, turim aišku rezistansą. Nu, tikrai nemanau, kad pirmų kartų mes pro jį prasimušim iškart iki range high. Labai manau, kad tikrai bus rejectas. Gal iškart nesukrys, gal čia patampys nervus dar kartą mėgins, tada sukrys.
į tą high ar low, na ir tada tik tais pradės buildintis. Vat kažko tokio labiau tikėčiausi. Sunkus pathai, ne, tampami bus nervai visiems. Tiek čia visi galvos, kad bear marketas back, let's go, ir juos aišku sutriuškins. Tiek čia visi galvos, kad viso, bear marketas over ir vėl reversintis, nu tai žodžiu. Tokiam dabar markete esam, kur nu tikrai tampys nervus į visas pusės visiems, tai tiesiog reikia neskubėti, žiūrėti, laukti. Turim aiškias strategijas, kaip treidinam ir viskas. 8 dienos. Na irgi pagal 8 dienas jų irgi gan buvo gan geras signalas, ne, šitas visas. Šita visa vieta, kur buvo tas short squeezas, nudažėm benzus žaliai, pakrytom žemiau jais ir tada vėl pakylom virš jų ir pradėjom čia kilti, nu ir dabar jau išėmė šitą high, tai realiai jau šita vieta atrodo kaip panašaus kažkas čia, kur nekartą esu minėjęs, kaip formuojasi po naujas trendas, ne, benzų atžvilgių, tai tiesiog laukiam, nereikia skubėti, tikrai dar manau bus retestas, lows, gal net ne vienas, tai svarbiausia neskubėti. Vėlgi jau plika akimi čia matosi ir inefficiencies, ne, tai čia paliktas gapas. Bus pamoka apie šitos gapus ir ką jie reiškia ir kodėl. Čia jau paliktas gapas. Na tai tikrai gan neefficient šitas mūvas ir gal net tikėčiausi ir kažko tokio įfilint visų šitos gapus. Čia paliktas gapas dar berods. Na yra čia ką filint. Nesakau, kad iškart dabar, gal nuo aukščiau. Bet jo, svarbiausia nepanikuot, laukti retestų. Tai kaip ir jau manau, nu tikrai labai didelė tikimybė, kad šitas low yra tas low, kuris nu laikys. Ir žemiau jau jo mes nekrysim gan ilgą laiką, manau. Ir jo toks video šiandieną, laukiam rytojaus, kaip jau vakar sakiau, šį savaitę bus lemtinga, tai nereikėjo ilgai laukti. Pirmadienį jau turim fejerverkus, turim aiškius targetus aukščiau. Aiškus targetus likvidyti, ne aukščiau, iki kur galim pajudėti. Turim čia aišku rezistansą. Realiai, sakyčiau, nuo šito vyko iki šito vyko. Tai realiai bet kur šitoj zonui tikiuosi reversalo į high ir low. Na ir po to jau galima pradėti buildinti. Taip, tai kažkas tokio šiandien. Susitiksime rytoj.